Labas. Ar žinai, kokį labai svarbų dalyką žmonės šiais laikais pamiršta? Ogi save. Jie pamiršta save. Jie bando pasirūpinti viskuo, uždirbti pinigus, padaryti karjerą, nusipirkti daug daiktų, pasirūpinti vaikais, apšokinėti visus aplinkui ir pamiršta ką? Ir paskui kažkaip tai, kai tik vos sustoja, blogai jaučiasi. Blogai jaučiasi todėl, kad labai senai pamiršo sustoti ir pasijausti, pabandyti praskanuoti, o kaip aš, o kaip mano vidinis pasaulis, o kaip aš jaučiuosi, kaip mano kūnas gyvena, kokia mano sveikata, kaip pas mane viskas vyksta. Ir va čia suveikia bomba. O bomba yra atidėliojama bomba. Tai kuo ilgiau tu atidėdinėsi šitą pasėdėjimą, pabuvimą su savim, tuo didesnė pareis. Ir jeigu bėgioji metų metus, va taip va, išgyvenimo režime, bandydamas visus dalykus sutvarkyti, to labiau, kaip tsunamis. Ir paskui staiga nesupranti, kodėl negaliu normaliai miegoti, staiga nesupranti, kodėl kažkaip tai panikos atakos prasidėjo, iš kur čia viskas, iš kur tos sveikatos problemos, kažkaip tai iš kažkur čia pasirodo skausmas kažkoks atsirado, nors jis senai buvo, niekas tiesiog jo nepastebėjo. Ir kažkaip jau čia gyvenu pastoviai liūdėsi, nerime ir visame kame ir nebežinau, ką daryti, o talpykla yra pilna. Nervinė sistema, jinai visą laiką gyveno max režimu. Varė, darė, siekė visko ir tada staiga rado momentą, kad galima pagaliau persitvarkyti savo sistemą, kai jūs sustojate. Ir išjungė viską. Ir paleido viską į paviršių, kad va šitą reikia perdėti, va šitą, važiuok, va tada neišgėdėjai, važiuok čia neišbuvai. Va šito jausmą irgi neišbuvai. Va čia irgi pamiršai save, čia save paminiai. Va čia ribos nenubrėžiai dar kažką. Ir visa tai parėjo bumerangu. Ir kuo ilgiau tai mes galim keliauti į kitą šalį, eiti pas kitus žmonės, galim keisti, viską aplinkui galim keisti. Kai mes tik sustosim, jeigu nebuvom sustoję prieš tai, viskas pareis bumerangu. Ir ką aš matau, žmonės daro didžiulę klaidą. Jie tai atidėlioja, jie taip, čia dar galima kentėti, tai čia, tas mano vidinis pasaulis, svarbiausia yra ten kiti dalykai. Tai čia, viskas čia gerai, nesvarbu čia, ne. Ypač vyrai. Nesgi ego neleis pasakyti. Dėl ko moteris eina tobulėjimo keliu daug dažniau? Dėl to, kad jos greičiau intuicija pasako, kažkas jau kažkas čia man, jos eina greičiau spręsti, nes jau kažkas čia. Jos neapsimeta, nesukanda dantų, aš visko galiu. Aš nieko nejaučiu. Man nieko nereikia jokios pagalbos, aš kieta. Ne, jos, kažkas negerai. Eina. Aš nekalbu apie moteris, kurios ten truputėlį gerokai kardinolai gyvenime. Ir joms pareina. Liūdna, kad šmutkės kartais tampa svarbiau. Liūdna, kad pamirštame, kad tai aš čia esu. Ir mano vidinis pasaulis. Ir mano jausmai. Ir aš ne tik kaip robotas turiu čia išgyventi. Aš irgi kažko tai turiu savo viduje. Savo svajonių, savo vertybių. Savo norų, savo poreikio. Va čia va liūdna. Kiek ilgai galima prabūti tame,
gyvenime, kuris iš tikrųjų nėra gyvenimas. Lenktynės kažkokios, kova ir taip toliau. Kiek ilgai galima čia prasidėti? Ogi tiek, kiek norėsit, tiek, kiek tam leisit, tiek, kiek su tuo sutiksit. Taip, tiek, kiek toleruosit, tiek, kiek dar nešit. Tol, kol jūs sutinkat, ir toliau tai vyks. Kodėl ne? O kodėl ne? Jumsgi nerūpi. Ne? Pats aš nerūpiu savo, tai kodėl kitiem turi rūpėti? Kodėl pasauliu turi rūpėti? Kodėl visatai turi rūpėti? Kodėl Dievas turi kištis? Jeigu jūs sakot ne, aš pats. Aš viską galiu, aš viską atlaikysiu. Sakau, gerai, laikyk. Aš tave myliu. Aš tau duodu taip, kaip tu nori. Nešk, laikyk, kariauk. Jeigu tau taip jauti, kad reikia, varyk. A jeigu jauti, kad nereikia. Žinai, ką daryti. Atsisuk į save. Atsisuk. Pabūk su savim. Palaikyk save. Paguosk save. Pabūk su savim, kai sunku. Tai, ko nori iš kitų. Tai, ko nori iš kitų. Supratimą, palaikymą, pagarbos. Sau. Viską sau. Taip pat reikia duoti. Vidinį vaiką, kuris dar vis kenčia. Kuris nori išsiverkt kartais, nori išsipykti, išdaužyti. Jų pagalvę, rankom, stipriai. Kuris tirta tenai. Leisti jam pasipurtyti, išsipurtyti ir leisti. Išbūt. Sunku? Žinau. Bet paslaptis tame, kad vis tik nuo to nepabėgsi. Neįmanoma nuo to pabėgti. Jeigu tu jau nešiojasi kažką, neįmanoma nuo to pabėgti. Tai yra tik tai laiko klausimas, kada tu sustosi pas tave. Jeigu talpykla tavo yra pilna, tau reikės kažkada susitvarkyti. Įsivaizduokit, mano dabar namai būtų apkuisti nuo iki viršaus. Ir kiekvieną dieną aš toliau juose gyvenu. Ir aš netvarkau to, kas buvo anksčiau. Aš tiesiog gyvenu toliau ant viršaus. Jūs įsivaizduokit, kaip atrodys mano namai. Aš susitvarkysiu per valandą. Susitvarkysiu per dieną. Jeigu ten jau 20 metų aš gyvenu, niekada nesitvarkius. Apie kokį mes susitvarkysiu per vieną kartą arba vieną dieną galim kalbėti. Tai čia lygiai tas pats. Jūs galvojat, kad vidinis pasaulis tai yra mažiau reikalauja tvarkos negu išorinis. O vaikyti su mano pasąmonė. Ta prasme, ne mano pasąmonė, mūsų pasąmonė. Gera žinia čia yra ta, kad tai įmanom. Pirma. Gera žinia yra čia ta, kad yra žmonių, kurie tai pakankamai profesionaliai daro. Gera žinia yra tai, kad šiai dienai mes turime bene geriausias galimybės sustoti ir susitvarkyti tai, kas viduje prikaupta. Nes anksčiau ten nieks neturėjo kada. Mes turim milijonus prietaisų, kurie mums sutaupo laiką ir palengvina gyvenimą. Ir dar vis sakom, kad neturim laiko sau. Melagiai mes. Meluojam. Kitaip nepavadins. Tiesiog save apgaulė. Ne, aš dabar labai užsiėmęs, pas mane yra labai svarbių dalykų. Va, teta atvažiuoja čionai. Teta kažkokia tai svarbesnė negu aš, ne? Darbų turiu, čia žolę reikia pjauti. Žolė svarbesnė negu aš. Nusipirkt kažką nuvažiuoti yra svarbiau negu aš.
negu mano vidus, kuris kenčia ant laiko, nešiojasi milijonus nuoskaudų, nešiojasi tūkstančius kalčių, gėdų ir baimių, kurį kasdieną atakuoja liūdesio ir nerimo kažkokios tai atakos, ir viskas aplinkui yra svarbiau negu aš. Aš ironiškai kalbu, bet jūs įsivaizduojat, kas vyksta. Užsimerksiu ir nematysiu. A nieko tokio, kad čia pas mane betvarkė. Svarbu pažiūrėkit, kokia graži išorė. Taip nebūna, taip nebūna. Niekur nuo savo vidinės betvarkės, nuo savo vidinių skausmų, nuo savo neišgyventų emocijų gyvenančių kūne mes niekur nepabėgsim. Niekur. Tik laiko klausimas, kada ateisim iki to taško, kada ir kūnas, ir vidus, ir viskas taip išsiderins. Aš jau nekalbu apie dar baisesnes pasekmes. Nes jeigu yra disbalansas kūne, jeigu yra nuolatinė įtampa, ir paskui iš kažkur atsiranda kūne simptomai. Iš kur? Taip savim rūpinomės, kad jie iš kažkur atsirado. Aš tokia pati. Aš žinokit, ne tik jums. Aš tokia pati. Irgi. Pas mane šitas senas, šitas kitas. Prispaudžia. Gyvenimas prispaudžia. Kūnas prispaudžia. Primena apie save. Siela prispaudžia. Primena apie save. Visi primena apie save. Tai kada tu išgirsi, va. Kuo vėliau, tuo didesnės pasekmes. Moku aš moralų skaityti. Man taip norėtųsi, kad žmonės tiesiog labiau mylėtų save. Labiau. Ir dar būna tokiu atveju, kai tiesiog žiūri į žmogų ir tu matai, kad kažkas ten ir matai, kad galima padaryti tą ar aną. Ir būna tiesiai šviesiai pasakai, žiūrėk, aš galiu tau padėti. Davai, darom, einam. Net kuriam būna, aš nesu vien tik tai tas darbinis arklys, kur tu man pirmą sumokėk tada mes. Yra draugai ir artimieji, kuriam tiesiog pasakai, va, žiūrėk, einam kartu, praeinam, padarom. Ne? Ne. Kodėl? Bet atrodo, žiūrėk, yra išėjimas. Tu gali jaustis geriau, tu gali gyventi geriau. Tu gali pasiekti daugiau. Tu gali išpildyti galų gale savo svajonės. Tau bus pačiam lengviau viduj gyventi be savo vatos vos nešiojamo sunkaus akmens, kurį tampais kiekvieną dieną su savim. Ne? Nesgi geriau būti su tuo akmeniu. Saugiau negu eiti tą nežinomybę, kur yra geresnis gyvenimas, lengvesnis. Ir geriau jautiesi. Nes kai 20 metų jautiesi visą laiką prastai, tai atrodo, kad tas pasaulis, kurio norėtum atrodytų, baugus. Su ką reiškia kiekvieną dieną jaustis gerai? O ką reiškia gyventi be tos nuoskaudos? O ką reiškia gyventi be nerimo? Aš nežinau. Ir va čia atsiranda tada. Skauda man, kad jum neskauda. Skauda man. Ir kai žinai, kiek daug galima pasiekti ir padaryti, ir kiek galima išlaisvėti, ir kaip galima matyti ir gyventi ir būti kitaip. Nesirinkti savęs šiai dienai. Yra prastas pasirinkimas. Deja.